Na, o dabar, mėlyjeji, galėsime eiti apžiūrėti Skaudvilės seniūnijos bendruomenių kiemelius. Labą dieną, mėlyjeji. Sveiki atvykę į Skaudvilės miestą. Toliau gausus būrys Tauragės rajono tarybos narių. Tai yra Pranas Petrošius, Arūnas Beišys, Darius Stankus, Silverijus Statkus, Rita Grigalienė atbėgo iš bendruomenių kiemelių. Taip, kur jau čia suspėsi, kai tiek skanėstų. Taigi, mūsų Skaudviliškis ir šios šventės organizatorius, tarybos narys, bendruomenės Skaudvilės kraštas pirmininkas Vidas Bičkus. Taip, toliau, matau svečias kaimynas Ežvilko seniūnas Gintaras Kasputis. Taip pat vienas iš šventės organizatorių, Tauragės kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis. Na ir Skaudvilės šeimininkas Virginijus Budvytis, seniūnas mūsų. Taigi, mėly svečiai, aš tikrai žinau, kad jūs mokate kalbėti labai trumpai, operatyviai, nes mes laukiame koncertų. Taigi, patys gražiausi žodžiai, patys trumpiausi žodžiai. Labą dieną, mėly Skaudviliškiai. Kaip ir visada, ir šių metų šventė labai graži. Ir dar labai gražu, kad prieš mus visus yra atrestauruota bažnyčia Skaudvilės. Ir aš ilgai tikrai nekalbėsiu su švente visus, bet šiandieną, man atrodo, yra tokia proga. Tai proga tokia, kad jūs man patikėjote 2 kadencijas atstovauti Skaudvilės kraštą Lietuvos Respublikos Seime. Ir aš šiandieną, kadangi daugiau jūsų krašte negaliu kandidatuotis pasikeitus aplinkybėms, noriu iš tikrųjų padėkoti visiems, labai nuoširdžiai padėkoti už tos metus, už bendradarbiavimą, už supratimą ir nenoriu vardyti atskirų žmonių, bet aš noriu pasakyti visom bendruomenėm labai nuoširdžiai ačiū. Pasakyti seniūnijai, kultūros darbuotojams, visiems Skaudviliečiams nuoširdžiausiai ačiū. Su kitu ir svarbiausia išlikti visą laiką tokiem, kokie esate. Ačiū Jums, ačiū ir tikrai aš labai myliu Skaudvilę. Taip, na ir tikiuosi, kad mūsų meilė jums taip pat bus išreikšta atitinkamu laiku. Taigi, prašom, kas dar pageidaujate? Labą dieną, Skaudvilės svečiai. Nieko daug nekalbėsiu, mėlieji. Iš visos širdies sveikinu Jūs, sveikinu Jūsų šventę. Labai nuoširdžiai sveikinu bendruomenių kiemelius. Noriu palinkėti visiems geros sveikatos, sėkmės, šviesių dienų, gero būsimo derliaus ir artimo bendravimo. Geros dienos Jums, geros šventės. Ačiū labai. Taigi, dėkoju. Na ir dabar Kantaras. Noriu palinkėti visiems tokios nuotaikos, kaip šiandien sėdite, visą laiką. Sėkmės, stiprybės, geros, gražios šventės ir puikios pabaigos. Ačiū. Padariškiai, svečiai atvykę čia, iš tikrųjų malonus laiką pas jumis dalyvauti šventėje. Gerai nusiteikę, gerai linksmi esat visi. Tikrai smagų žmonės, Skaudvilės gyventojai. Ir tikrai aš irgi taip pat noriu prisidėti prie tų padėkos žodžių bendruomenės žmonėms, kurie organizavo tos kiemelius. Tikrai yra racionaliai, įdomiai ir gerai pateikti kiemeliai. Tikrai ačiū Jums visiems, sėkmės, geros dienos pasibuvimą šiandien čia ir kai sakė, aš myliu Skaudvilę. Dėkojame už tą meilę, jaučiame. Skaudviliškiai, aš Jums noriu palinkėti labai gražios šventės. Ačiū, kad esate. Ačiū labai organizatoriams už šią puikią šventę. Gražios Jums šventės visiems. Dėkojame. Labą dieną, mėly Skaudviliškiai. Visų pirma, turiu įpareigojimą nuo mero. Šiandien buvau įsutikęs, prašė labai perduoti Jums kuo didžiausius linkėjimus. Tikrai dėl labai objektyvių priežasčių Sigitas Mičiulis negalėjo atvykti Jūsų šventę, bet tikrai yra visa širdimi su Jumis. Na, o nuo savęs norėčiau pridėti, kad tikrai ačiū labai organizatoriams už nuostabią šventę, už nuostabias dovanas, vieną iš jų dar ir čia turiu,
už nuostabias vaišes ir geros jums nuotaikos ir gražios likusios šventės. Ačiū. Svečiai, aš kalbėsiu labai trumpai. Siunčiu Eržvilko krašto žmonių nuoširdžiausius linkėjimus šios dienos ir šios šventės proga ir linkiu labai gražios šventės. Ačiū, dėkojame. Radviliškiai, kai matau jūsų akise, jūsų lūpose šypsenas, jūsų šypsenos sako, kad gera gyvens Skaudviliai. Su švente, tegul visada jums šviečia tokia nuostabi saulė. Ačiū, kad jūs esate čia. Skaudviliškiai, gerbiami svečiai, atvykę į Skaudvilę šiandien. Tikrai džiugu matyti jūsų tokį gausų būrį, o man kaip organizatoriui, tiek visiems organizatoriam, geriausia yra dovana, kad jūs renkatės į šventę. Tikrai ačiū visiems. Na, be abejo, noriu labai padėkoti bendruomenėms visiems žmonėms, kurie prisidėjo prie organizavimo, taip pat rėmėjam, tiek skaudviliškiam, tiek ir Tauragės rėmėjam, verslininkam, nes kaip bebūtų, be pinigų nieko neišeina ir padaryti. Tai tikrai ačiū Jums, gražios šventės ir tikėkime, kad kitais metais gal irgi susirinksim čia. Ačiū. Taip, tikėtis visada reikia. Užkursime visų kaitriausią kūrį, tegu ją įneužos, tegu ateis visi, kam vieną širdį, kam vieną tamsai visiem. Ir niekam reikia tik tai Dievo žodžio, vieno žodžio prie ugnies. Šilta banga visus užlies, pasiklausysim tylinčio žvaigždės. Ir mūsų širdis prakalbės. Ta viena tylia paslaptinga naktį, kai tikrai duos užvyks pavargę paukščiai ir saulės verkščių išvengina. Ir mes geri draugai, todėl dabar visai tas jūs nėra. Sakyk man tu, arba švelniai pavadink vardu, tai tik suartina bendram pavasarį. Todėl prašau, sakyk man tu, juk aš tikėt galiu, kad mūsų meilės keliu į laimės ateitį kartu.
nueisime abu ir pusryčiai sveiki, namai gimti. Vaičiukų man jūs glėbi, bėgas kruostų ašaros skaidri. O tėvužiai, neradau kitos kraštuos, saulės aš tokios kaitrios ir šilojų klonių nuostabių. Neradau gelsvų kasų ir žydrų akių, neradau aš nelobių paslėptų. O dabar visi garsiai. Aš namie, joki širdie. Aš namie, joki širdie. Kad atėjo mano meilei galas, mano meilei galas. Atėjo viltis, kad neverta gyvent, atėjo ir praėjo, reikėjo pasistengt. Na ir kas pasakiau, kad šiandieną mano meilei